Labas rytukas, sekmadienio pusryčiams nieko naujo, pusrytukams kepti kiaušinukai, avokadas, beigeliukas ir dar šitų beigelio prieskonių užsibarščiau ant kiaušinių, ant avokado, labai skanu. Tai einu pusryčiauti. Šiandieną toksai lazy sekmadienis iš tikrųjų, tinginiausim, niekur nevažiuosim, nes oras tai nieko gero. Tai būsime namučiuose, tai apsitvarkysiu namus, patinginiausiu, papoilsiausiu. Tai dabar galvoju, man reikia galvą plauti, mano plaukai labai greitai riebaluojasi, aš beveik kiekvieną dieną galvą plaunu. Tai kadangi šiandien niekur neisime, išsitepsiu su aliejumi, išsimasažuosiu ir paliksiu iki vakaro ir vakare išsiplausiu galvą, nusimaudysiu, nes senai iš tikrųjų jau aš tepiau kažkokį tai aliejuką, būdavo į savaitę 2 kartus išsitepu, dabar jau kažkaip apsileidau ir nesitepu nieko, nes mano plaukų situacija yra iš tikrųjų tokia nekokia. Jau mano daug ataugė tų plaukų, gegužės mėnesį bus metai laiko, kaip nedažau. Tai mano tie plaukučiai per žiemą tai pradėjo slinkti, ypač labai čia pastebėjau šonuose išretėjo. Tai aišku, aš čia kai susišukuoju, tai nelabai matosi, bet šiaip tai labai mažai čia tų plaukų. Tai reikia kažkaip tai stiprinti, nors aišku, tai matau, kai išsiplaunu galvą, būna tokie trumpi, pasistoja tie plaukeliai, tai reiškia atauginėja, tai nieko čia baisaus, matyt, žiemos laikotarpis toksai būna, kada tie plaukai truputį paslenka. Tai va, tai kažkaip tai galvoju, reikia išsimasažuoti, palaikyti aliejukų ir kažkaip tai stiprinti tuos plaukus, bet nežinau, reikia susidėlioti tą plaukų rutiną kažkokią tai. Gal jūs turite kažkokių tai patarimų, kaip stiprinti tuos plaukus nuo to slinkimo. Tai pakomentuokite, gal kažkokie tai šampūnai geri yra, kur skatina galbūt augimą ar kažkokios tai priemonės, tai pakomentuokite. Tai va, tai išsitepsiu aliejukų ir eisiu apsitvarkyti namų šiek tiek, patinginiauti. Tai šiandieną iš tikrųjų ir taip labai tingiu filmuoti. Tai manau, kad labai daug nieko neprifilmuosiu, tik tai pasidalinsiu, ką valgiau visą dieną ir koks kaloražas bus dienos. Tai bus toksai trumpas šitas vlogas, nieko ypatingo. Pagrindas tik tai, ką valgiau visą dieną. Pietums turiu vištienos krūtinėlės dar likusios, tai pasišildysiu, išsivirsiu grikių ir pasidarysiu salotų. Salotos, pomidoras, agurkas, ant salotų alyvuogių aliejus ir tokie bus mano pietukai šiandieną. Vakarieniai kepsiu lašišą karšto oro gruzdintuvėje, tai užsimarinuosiu visą ir bus taipogi rytoj paruoštukas. Prie lašišos ryžiai bus ir rauginti kopūstai. Šitie rauginti kopūstai su krienais man tokie skanūs, labai patinka. Labai skanūs. Tokia bus vakarieniukė.